Labas vakaras dar kartą visiems, laba diena, pas kažką dar diena. Mano vardas Rasuolė, gyvenu aš Londone. Čia atvažiavau daugiau negu prieš 9 metus. Atvažiavau pabūti trumpam, kaip daugeliu atsitinka, bet jau tiek laiko sėdžiu čia ir kol kas dar negaliu išvažiuoti. 14 su virš metų dirbu internete ir per tą laiką buvo keletas tinklinio marketingo kompanijų. Greičiausiai visi žinot ir jau arba girdėjot, kad yra tokie dalykai. Dirbau su smulkių produktų kompanijom sveikatinimo srity. Paprastai tariant, su papildais. Kai aš čia atvažiavau, aš padariau pertrauką. Aš nuėjau dirbti į normalų darbą ant žemės. Sutiksit, pas mus dar taip įprasta manyt, daugelis taip mano, kad kai mes einam į samdomą darbą, atlyginimą tokį, kokį nori darbdavys, o ne tokį, kokį mes norim, tai yra normalu ir tai duoda garantijas. Na, o internetinę veiklą kartais žmonės žiūri taip, kaip į papildomą veiklą, kaip į hobį arba iš viso kaip į nesąmonę. Kiekvieną dieną įsitikinu, kad aš pasirinkau teisingai. Tuo metu, dabar grįžtu dar truputėlį atgal, susiklosti, taip aplinkybės jos nebuvo labai malonios, bet aš po truputėlį grįžau prie internetinės veiklos. Ir šiandien dienai tai yra mano vienintelis užsiėmimas ir mano vienintelis pajamų šaltinis. Ir vat, kad aš teisingai pasirinkau, įsitikinu kiekvieną dieną. Ypač tas labai gerai pasirodė per karantiną, kai pusė pasaulio susodino namuose, uždarė. Kas atsitiko? Tikrai yra pas visus pažįstamus arba ten šeimos rate, giminių rate, kai žmonės prarado darbus, kai buvo išleisti neapmokamų atostogų neribotam laikui. Paprasčiausiai pas juos sumažėjo pajamos. Na, o mes tie, kurie sėdėjom namuose ir užsiėmėm internetinę veiklą, absoliučiai mūsų tas dalykas nepalietė, netgi pasakyčiau, darbo tik prisidėjo, todėl kad tikrai daugelis žmonių suprato, kad samdomas darbas garantijų neduoda, nes mes dirbam ne sau, mes dirbam dėdei. Bet ir jisai taip šiandien nori, kad tu pas jį dirbtum, o rytoj gali jau nebenorėti. Šiandien yra darbas, rytoj gali jo nebebūti. Sėdėjomės namuose, dirbom internetu, svarbiausia, kad tik tais būtų buvęs internetas, kompiuteris arba telefonas. Ką mes dar pastebėjom? Iš tiesų, kad dabar vis daugiau ir daugiau žmonių domisi šitų dalykų, šitą veiklą, todėl kad daugelis suprato, kad garantijos nėra, kai dirba samdomą darbą. Ir vieno plano neužtenka, visą laiką reikia turėti atsarginį planą. Internetinė veikla daugeliui žmonių yra kaip atsarginis planas. Bet pirmiausia, žinoma, irgi apie pačią kompaniją, su kuria mes dirbam. Ir labai greitai aš pereisiu prie tos dalies, kur pradėsim kalbėti apie pinigus ir apie uždarbį. Nekilnojamas turtas be hipotekos, be procentų su galimybė įsimokėti. Iš tikrųjų taip ir yra. Su ta kompanija, su kuria mes dirbam, jinai duoda tokias galimybės savo nariams. Kompanijos pavadinimas yra New Millennium Central TD. Jis sėkmingai vysto 2 verslo kryptis, nekilnojamas turtas ir visa, kas su tuo susiję bei verslas internetu. Labdara užsiima, tačiau šis rytis nėra verslas ir mūsų tas dalykas neliečia, tačiau labai gerai, kad yra tokios didelės kompanijos, kurios padeda žmonėms. Kompanijai buvo išduotas sertifikatas leidimas 2011 metais kovo 24 dieną. Matot jį dabar prieš akis, jau 10 metus kaip kompanija dirba internetu. Ir būtent šis sertifikatas kaip tik ir duoda leidimą kompanijai dirbti internetu ir būti internetinė kompanija. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jai visiškai nebūtina ir neprivaloma atidarinėti įvairiose pasaulio šalyse savo skyrius, poskyrius, filialus, ofisus. Visas darbas vyksta internete. Būtinai pasakysiu, kur viskas vyksta vien tam, kad suprastumėt, kodėl kompanija leidžia mums užsidirbti labai gerus pinigus.
patikėkit manim, tikrai labai gerus pinigus. Viskas vyksta Kipro saloje, šiaurinėje dalyje, tamsiai nuspalvinta teritorija. Kodėl? Na, visų pirmiausia, tai todėl, kad tai yra besivystantis regionas. Ir visi verslininkai, žmonės, kurie daro verslus, kurie biznio žmonės, jie žino puikiai. Čia kaip taisyklė. Į tuos regionus arba į tas šalis labai naudinga yra investuoti, kurios dar tik besivysto. Kodėl? Todėl, kad galima ten užsidirbti gerai. O verslai tam ir kuriami, kad jie uždirbtų pinigus. Prieš keletą metų vyriausybė priėmė nutarimą apstatyti tam tikras teritorijas skirtas turizmui. Nes į turizmą šalis kreipia labai didelį dėmesį. Ir šiandien dienai turizmo verslas ir statybų sektorius atneša pačius didžiausius pinigus į šalies biudžetą. Žmonėm patinka Šiaurės Kipras ir jie mėgsta čia važiuoti. Žinoma, keli tokie faktoriai susideda. Šiltas klimatas, Viduržemio jūra, visiškai ekologiška aplinka, kas ne tik dabar madinga, bet žmonės čia važiuoja ir pasigydyti, pataisyti sveikatą, bevizis režimas, pigesnis poilsis ir praktiškai nulinis nusikalstamumas. Vat visi šitie dalykai susideda ir čia žmonės važiuoja. Jiem patinka Šiaurės Kipras. Dabar statoma, žinoma, yra ne vien tik tais kažkokie tai viešbučiai ar kiti ten statiniai, kurie yra skirti turistams. Statoma ir gyvenamieji pastatai. Statybų yra labai daug. Pačių kiprijotų vietinių gyventojų Šiaurės Kiprė gyvena labai nedaug, retai apgyvendinta teritorija. Čia daugiausiai gyvena migrantai, žmonės iš įvairių pasaulio šalių suvažiavę. Mes suprantama, ne, vat toks klausimas. Pastatyti yra viena, kada verslai uždirba, kai jie parduoda. Tačiau jeigu vietinių gyventojų yra mažai, nuo seno jie gyvena, turi jie ne po vieną tą nekilnojamą turtą, jie neišpirks tiek, kiek yra statoma, tai kur paimti tų klientų, potencialių klientų. Bet žiūrėkit, buvo sugalvotas labai paprastas verslo planas. Matot, greičiausiai mano pelė, kaip jinai bėgioja, įsivaizduokim, kad va čia va yra statytojai, statybų kompanijos, kurios stato, jom reikia parduoti, bet jos sudarė sutartį su Monolith Estate kompanija, mūsų pagrindinė ir strateginė partnerė. Jos vaidmuo šitam verslo plane yra kaip agentūros. Suprantat, kaip Lietuvoje, pavyzdžiui, įprasta, nekilnojamo turto agentūra. Jie turi labai stiprią juridinę bazę. Juristai, advokatai, notarai, pirkimų pardavimų srityje jie dirba. Ir Monolith Estate kompanija sudarė sutartį su New Millennium Central TD kompanija, kuri internetu ir ieško po visą pasaulį potencialių klientų statytojams, statybų kompanijom. Čia gali ateiti New Millennium kompanija milijonai mūsų. Tačiau, jeigu mes, potencialūs klientai, neturėsim pinigų, ar mes būsim labai įdomus statybų kompanijom? Žinoma, kad ne. Sutiksit su manim. Žmogus be pinigų šiais laikais, jisai iš viso yra niekam neįdomus. Nesvarbu, ką mes paimsim, kokį verslą be paimsim. Aš jau nekalbu apie statybų kompanijas, galim kalbėti apie kirpėjus, dantistus, bandelių kepėjus. Ateikim be pinigų pas juos, ne, mes tiesiog gimėm tokiam laikė, kai yra sukurta tokia sistema ir viskas, mes pakeisti jos negalime. Tai, kad mes turėtume pinigų, nes į mus taip žiūri kompanija kaip į potencialius klientus, kaip į potencialius pirkėjus. Kad mes turėtume pinigų, kompanija sukūrė bonusų kaupiamąją programą, kuri suteikia galimybę užsidirbti iš namų didelės pinigų sumas ir įsigyti nekilnojamo turto, bet kur pasaulyje, be kreditų, hipotekos paskolų ir skolinimosi, ar įsimokėtinai be procentų. Bonusų kaupiamoji programa sukurta ir jinai mums duota kaip įrankis, kad mes visi čia galim paimti ir užsidirbti. Ta bonusinė dalis, kur mes gaunam bonusus, kai mes reklamuojam kompaniją, kai mes ieškom potencialių klientų, tokių pačių kaip mes kompanijai. Ir dar yra ir kaupiamoji dalis. Mes dar ir kaupiam šitoj programoj. Visas šitas dalykas yra suskirstytas į smulkesnės programas, 7 jų yra viso. Aš apie visą šiandien nepasakosiu smulkiai, nerodysiu jų. Pakalbėsiu nuo pačių pradžių, nuo ko viskas prasideda. Kai žmogus paima išgirsta informaciją, jam patinka skaičiai, jam patinka
sąlygos kompanijos, kokios yra reikalauja vis tiek, kad mokėtų pinigus, turime vykdyti tas sąlygas. Ir pirmiausia, daroma registracija, kaip ir visur. Žinote, jeigu mes perkam internetu, irgi registracija daroma, jeigu mes norim užsisakyti kažkokių paslaugų, irgi registracija daroma. Tiesiog dabar atėjo tokis laikas, kad visi verslai keliasi į internetą. Jeigu dar kažkokie tai mažesni versliukai ir nebuvo internete, dabar visi eina į internetą. Toks laikas, internetas mums duotas ir viskas. Visi išnaudoja. Kaip sako apie verslus, jeigu tavęs nėra internete, tai tavęs iš viso nėra versle. Taip ir pas mus. Paprasta registracija. Aušra registruojasi, registracija yra nemokama ir tada jau mes darom aktyvaciją. Ką tai reiškia? Mes perkam sertifikatą su verslo vieta. Sertifikatai visą laiką būna juridiškai patvirtinti. Jie yra vardiniai ir turi juridinę galią. Jie yra padengti pinigais. Mes juos galim paimti, išnaudot, panaudot. Kaip? Pirmiausia, tai galim paimti, parduoti ir perleisti kitam žmogui. Žinoma, tai kainuoja. Mes juos galim palikti palikimu, į testamentą įtraukti. Mes juos galim panaudoti perkant nekilnojamą turtą, dalinai apmokėti jais perkamos sumos dalį arba visą sumą. Tokį sertifikatas, kaip pas mane dabar, čia jo yra $1000 vertės sertifikatas. Aušra turi tokį sertifikatą. Nuvažiuoja jinai į Šiaurės Kiprą, nes nekilnojamo turto pirkimo mes juos galim panaudoti tik tai Šiaurės Kipre. Iš karto pasakysiu šitoj vietoj, nieks nebūtina ten pirkti, jeigu nenorim. Anksčiau, iki 2016 metų, kitaip ir negalima buvo kaupiamosios sumos panaudoti, tik tais perkant kažką tai Šiaurės Kipre. 2016 metais kompanija įvedė pakeitimą distributorių naudai eilinį kartą ir dabar mes galim, jeigu nenorim pirkti nieko Šiaurės Kiprą, mes tuos pinigus tiesiog pasiimam grinais, išsivedam iš kompanijos. Ir dabar grįžtam prie pavyzdžio. Aušra turi sertifikatą, kurio vertė yra $1000. Jinai važiuoja į Šiaurės Kiprą, įsirenka savo kokį nors butą, čia kaip pavyzdys, už $10,000 ir 1000 sumoka sertifikato, padengia sertifikatų, 9000 jinai sumoka savo pinigais, pervesdama į kompanijos sąskaitą, arba gali bonusai sumokėti, jeigu jinai turi užsidirbusi, arba gali sumokėti iš sukauptos pinigų sumos, jeigu jinai turi sukaupusi, arba jinai gali iš viso paimti ir sudaryti iki 4 metų su kompanija sutartį ir įsimokėti, nusipirkti įsimokėtinai šitą butą be pabrangimo, be palūkanų jokių, be procentų ir be hipotekos. Dabar, kodėl iš viso yra duodami sertifikatai? Tai yra labai svarbu žinoti, kompanijos, kurios neturi produkto, jos yra nelegalios. Ir nei viena pasaulio šalis jų neregistruoja, nes yra toks tarptautinis susitarimas. Mūsų produktas yra labai didelis, nekilnojamas turtas. Tai ne muilas, tai ne šampūnas, ir ne kremas kažkoks. Ir suprantam, kad jeigu mes ateinam į kompaniją, greitai pamatysit pačias programas ir dabar sakykim, bet ko aš nepaminėjau, nuo ko priklauso šitas sumas sertifikato. Mes programui dirbam, perėjom dirbti, grįžom dirbti arba pradedam. Ir dabar sakykim, Aušra turi šitą sertifikatą 1000 vertės. Mes suprantam, kad vis tiek jinai nenusipirks butą už tą 1000. Tačiau čia yra kaip garantas, bet jinai turi gabalą nekilnojamo turto. Jeigu mes paimsim, sakykim, kaip koks butas, nedidelis butukas, tai gal bus tas $1000, jinai turės kvadratinį metrą, to būtų arba mažiau, o jeigu tai vila, tai gali būti, kad jinai turės tik tai plytą arba 2 tos vilos. Čia priklauso koks nekilnojamas turtas. Aš manau, kad jūs apie sertifikatus supratot, jeigu ne, paskui galėsit paimti klaust ir aš atsakysiu klausimus ir pasistengsiu dar kartą paaiškinti. Praktiškai viskas, jau priėjom prie pinigų dalies, aš sakiau, bonusų kaupiamoji programa, viskas suskirstyta į smulkesnės programas 7. Pati pradžia, pačios mažiausios programos yra 2. Prie startinės, nuo čia daugiausia ir pradeda žmonės dirbti. Didžiausias skaičius, galime tai pasakyti, žmonių. Todėl, kad ir pačios investicijos yra nedidelis, nes pas mus yra investicijos. Yra 2 prie startinės programos, Grow Plus 45 ir Grow Plus 250. Kaip žmogus ateina jau ir nori pradėti dirbti, nori įstoti į kompaniją, nusipirkti sertifikatą, mes nedirbam su viena verslo vieta.
Mes dirbam su dviem. Kodėl? Greitai pamatysi. Viena verslo vieta kainuoja $45. Mes gaunam sertifikatą, kurio vertė yra $250. Perkam 2 verslo vietas iš karto. Pirma investicija ir vienintelė investicija iš savo kišenės yra $90, kuri labai greitai susigrąžinama nuo pirmų žingsnių. $45 viena verslo vieta mums uždirba po 170, jeigu 2, bendra suma bus 340. Vos tik tais uždirbam pirmą kartą 340, 250 paimam ir keliaujam dirbti į sekančią programą, kur jau mes uždirbam po 1000. Bet čia dar mums liko 90. Vat galima šitus pinigus įsivesti į banko sąskaitą. Ką ir sakiau, vieną vienintelį kartą, vat tokia yra investicinė suma, perkam sertifikatus, nuo pirmų žingsnių mes tuos pinigus susigrąžinam ir dar 3 kartus tiek uždirbam ir šitus pinigus jau galim įsivesti į sąskaitą. Viskas, visa baimė, visi striokai paima ir išgaruoja. Toliau jau mes dirbam su uždirbtais pinigais. Ir dirbam, ir užsidirbam, ir kaupiam. Grįžtam dabar atgal. Prie šitos programos vos tik tai susidirbam čia pirmą 1000, keliaujam iš karto dirbti į sekančią programą, kuri vadinasi Saulės šansas. Jau jinai yra rimtesnė, va čia ir prasideda visas rimtumas. Mūsų verslo vieta čia atsistoja, užfiksuojamės ją. Žinoma, sertifikatai visą laiką yra keičiami į brangesnius. Čia jau į kokią programą mes einam. Dabar vos tik tai verslo vieta atidirbo, išėjo į piką, mes taip vadinam, gavome savo uždarbį atlyginimą $4000. Šitoj programoje visą laiką gaunam po $4000. Tačiau pirmą kartą šitie pinigai yra išskirstomi kitaip negu nuo antro karto. Ir pirmą kartą, kai mes uždirbam 4000, kompanija paima 1000 ir iš karto mums išveda į mūsų vidinę piniginę, į vidinę sąskaitą ir mes galim tuos pinigus įsivesti į banko sąskaitą. Antrą 1000 kompanija paima ir automatiškai pas mus neatsiklausius nuperka reinvesticinę verslo vietą. Reinvesticinė verslo vieta, jinai dirbs ir jinai vėl mums uždirbs pinigus. Tačiau dar liko čia pinigų, 2000 liko. Dabar kompanija paima šitus pinigus ir jie keliauja dirbti į kaupimo programą. Ir kai antrą kartą, 3, 5 ir 10 čia nuo antro karto uždirbam 4000, pinigai yra skirstomi kitaip. Dabar dar apie išvedimus noriu pasakyti. Čia sakiau, kad išsivedam ir čia įsivedam, ir mes galim šitose programuose po kiek norim kartų dirbti ir užsidirbti ir po 340 ir po 1000. Išveda kompanija labai greitai. Per šitą laiką nebuvo nei vienos dienos, nei vienos valandos per 9 su virš metų, kad kompanijoje būtų kažkoks įstrigimas su pinigų išvedimu. Dirba kaip šveicariškas laikrodukas. Žiūrėkit, pas mus mes tik uždarėm programą, gavom atlyginimą ir pinigai mūsų iš karto automatu eina į mūsų vidinę piniginę, mes pastatom ant išvedimo ir nuo kelių minučių iki kelių valandų pinigai pasiekia tas sąskaitas, kurias mes paimam ir nurodom kompanijai. Nesvarbu, ar tai bus sąskaita banke ant žemės, SVET, SEP, sakykime, bankai, Lloydas, ar tai bus internetiniai, Paysera, Revolutas, Monesi, kitų dar yra begalė internetinių bankų. Ar tai bus iš viso pinigų sistemos, kaip PayPalas, Perfect Money, Advencashas, visokių dabar dalykų yra. Kaip yra skirstomi pinigai, bet Sunny Chance programoje, kai mes uždirbam jau antrą savo atlyginimą, antrą sumą, 4000. Programa Sunny Chance. Mūsų reinvesticinė verslo vieta. Čia ta, kur kompanija automatų nupirko, pamenat rodiklę. Bet jinai irgi savo atidirbo kelią, išėjo į piką, gaunamės savo užmokestį, atlyginimą 4000 ir dabar kompanija paima 1000, vėl nuperkamų automatų reinvesticinę verslo vietą, lieka dar 3000. Šitus pinigus kompanija išveda mums į mūsų piniginę ir mes juos įsivedam į savo banko sąskaitas, į tas, kurias nurodom kompanijai. Jau supratote, jeigu va čia va vėl nupirko mums automatų ir investicinė verslo vieta, tai vadinasi kas? Vadinasi, kad mes į šitą programą ateinam visam laikui. Čia nuo mūsų norų nepriklauso, norim ar nenorim, mes vis tiek pastoviai pasikartojančiai gauname piniginę po 3000. Nes visą laiką iš tos sumos kompanija vis nuperka verslo vietą. Tokių programų, kur dirba reinvestai, yra 3. Greitai aš jums parodysiu, bet prieš tai būtinai turiu pasakyti,
ką mes turim padaryti, kad mums kompanija pinigus mokėtų. Mes suprantam, esam visi suaugę, esam visi dideli ir suprantam, kad šiaip savo pinigų niekas nedalina. Deliveris netveža pagal užsakymą, reikia padaryti darbą. Čia tas pats, reikia irgi padaryti darbą. Kaip, sakykime, ant žemės, ne verslas. Einam į gamyklą dirbti arba ten valytojai, sakykime, į kokį viešbutį. Irgi mes dirbam visą mėnesį. Mėnesį pradirbom ir po to darbdavys ten suskaičiuoja ir mums sumoka atlyginimą už praeito mėnesio darbą. O pas mus yra kitaip. Pas mus nereikia laukti jokio mėnesio. Mes vos tik tai susidirbom, iš karto mums išmoka pinigus. Dabar tai ką mes turim padaryti, kad mums kompanija mokėtų. Aš pradžioje minėjau, mes esam visi potencialūs klientai, taip į mus žiūri. Kompanija taip į mus žiūri, todėl mums duoda užsidirbti ir galvoja, kad galbūt mes kažkada tai gerai užsidirbę arba kai sukaupsim jau tuos pinigus, nusipirksim Šiaurės Kiprėje įstatytojų, statybų kompanijų. Ir kompanijai reikia žmonių, kompanijai reikia potencialių klientų. Mes reklamuojam kompaniją ir ieškom tokių pačių. Mes turim pagal taisyklės privalom pakviesti du į kompaniją, jeigu norim, kad gautume visus bonusus ir sukauptą pinigų sumą pastoviai pasikartojančiai. Tik tais 2 žmonės. Ir visi po 2. Čia vyksta duplikacija. Vat vienintelis toks reikalavimas yra. Žinoma, bus daugiau, be abejo geriau, tačiau pagal reikalavimą kvalifikacijos įvykdymui yra 2. Ir kai tik tais, sakykime, dabar Aušra atėjo, draugė pasikvietė vieną, kitą draugę, kuriuom būtinai reikia pinigų, žinau, už to, kad jom reikia pinigų, jos nori užsidirbti, atėjo, jos irgi užsiregistravo, tos irgi po 2, vos tik tai susiformuoja 6 žmonių komanda ir iš karto gaunam bet kurią išmoką uždarbį, nesvarbu, kokią programą mes uždarom. Ar mes dirbsim toj, kur matėt, Grau 45, gausim 340, ar mes dirbsim Graudų 50 000 gausim, ar 3000 gausim, nesvarbu kokioj programoje. 6 nariai ir gaunam išmoką. Išmokos į vidinę piniginę įkrenta tą pačią sekundę, momentaliai. Ir galim jas išvesti į sąskaitą, kurias nurodome kompanijai. Mums nereikia tūkstantinių komandų. Ir lyginsiu aš visą laiką su tinklinio marketingo kompanijom, ką aš labiausiai išmanau. Iš tiesų su minimalia suma, vienkartinė investicija, kuri nuo pirmų žingsnių sugrįžta pas mus, su pliusu, mes dar padauginam tą sumą, su minimalia komanda maksimaliai uždirbam. Gerai, ir dabar aš parodysiu jums jau visas programas, apie jas aš smulkiai nekalbėsiu, bet matot, šitie laiptukai yra programos. 7 jų yra. Jeigu čia, sakykime, pradedama, tai mes čia užsidirbam tuos pirmus pinigus ir su uždirbtais pinigais keliaujam iš programos į programą, į finišą. Čia yra kaupiamoji programa ir, žinoma, visi stengiamės kuo greičiau pasiekti ir šitą sumą, ir šitą programą užbaigti. Matot, dar šone AutoPlus programa, jinai yra nepriklausoma. Tarp kitko, ją labai mėgsta vyrai. Amžius nesvarbu, gal dėl to, kad toks pavadinimas, bet galiu pasakyti, čia ir sumos yra tikrai smagios. Ką dar, kai ateina naujas žmogus, aktyvuojasi, nusiperka savo verslo vietas, mes išmokinam ir parodom taip, kaip ir mus vadovai irgi išmokino ir mums parodė, mes išmokinam ir parodom. Su laiku susidėlioti taip, kad dirbti visose programuose vienu metu ir gauti išmokas uždarbį iš visų programų vienu metu. Kompanija nedraudžia dirbti visose programuose. Kiek tu nori, tiek ir dirbti. Kompanija nedraudžia gauti išmokų per dieną, jokio apribojimo nėra. Per mėnesį jokio apribojimo nėra. Kiek norim, kiek galim, kiek išeina, tiek ir užsidirbam. Praktiškai aš kaip ir baigiau apie programas. Kokia yra nauda? Kai žmonės ateina, pas mus jungiasi ir pradeda dirbti. Pas mus uždarbis prasideda nuo 340. Kodėl 340? Jau atsimenam, todėl kad mes perkam 2 verslo vietas po 45. Minimali vienkartinė investicija, su kuria pasiekia maksimalias pajamas. Jokio ribojimo, per kiek laiko jį atlyginimą. Šiandien, ryt ar per savaitę. Nėra, mūsų neįspraudžia kompanija į laiko rėmus. Sakykime, vėl irgi palyginimas tikrai yra tokių kompanijų. Kai žmogus ateina, perka paketą su smulkiais produktais, mūsų paketas sertifikatas, galima taip įvardinti, žiūrint, kokioj programai pradedam. Ir tada jam yra laiko riba nustatyta. Savaitė, 3 mėnuo, 2 mėnesiai privalot pakviesti į kompaniją tam tikrą skaičių žmonių, nes jeigu jisai neįvykdo tos sąlygos, paprasčiausiai jisai negauna didžiosios dalies uždirbtų pinigų. Pas mus to dalyko nėra. Galima šiandien pat paimti ir užsidirbti 340 000, 6 komandos nariai ir iš karto pinigai įkrenta. Ir iš karto įsivest galima tuos pinigus. Galima po savaitės, galima po mėnesį. Pas mus nėra jokio spaudimo.
tik 6 komandos nariai ir bet kurioje programoje gaunam uždirbtas pinigų sumas. Aš kalbėjau apie šitas 3, bet pačias pirmas, mažiausiai. Šitų aš nepasakau, nerodžiau, gal prabėgau jūs matėte, kad tai yra Autoplius programos uždarbis, o čia yra jau sukauptos sumos San Metropolio programos, kaupiamosios sumos finišinė išmoka. 3 sumos, aš kalbėjau tik tais apie 3000, čia yra sumos iš tų programų, kur dirba reinvestai, kur mes pastoviai pasikartojančiai gaunam, norim ar nenorim, tas pinigų sumas. Irgi galiu iš karto pasakyti, tikrai ta sukaupta pinigų suma, šitas sumas uždirbam pastoviai pasikartojančiai nepriklausomai nuo mūsų norų. Dirbam vienu metu visose programose ir tuo pačiu metu uždirbam iš visų programų. Legalus verslas, laiko ir žmonių patikrinta kompanija, kurie pasitikė žmonės. Nėra automatinių pirkimų, paprastas ir pinigingas marketingas, nereikia studijuoti produktų, nėra jokių įsipareigojimų, jokių katalogų, nėra pardavimų, nėra privalomų, nėra abonentinio mokesčio. Privalomi pirkimai, šitą vietą pakomentuosiu. Matėt tikrai ne vieną pasiūlymą, jeigu jūs šiandien čia esat ir greičiausiai pastebėjot tokį dalyką, kad būna kartais tokie skelbimai. Nereikia pradinių investicijų. Tegul man sako, ką nori. Ilgus metus pradirbau tinklinio marketingo kompanijose su smulkiais produktais. Ir puikiai žinau, pradinių gal ir nereikia. Registracija. O vėliau vis tiek reikia pirkti. Nes kitaip tiesiog negali. Iš kur kompanija mokės pinigus, jeigu niekas nepirks? Jeigu nebus privaloma pirkti. Tokia, kad tu privalai kiekvieną mėnesį nusipirkti už tam tikrą pinigų sumą tos kompanijos produkcijos, nes kitų atveju paprasčiausiai tu negausi procentų už savo komandą, už savo pirkimus, už savo klientų pirkimus. Tiesiog kitaip negali būti. Tai dabar mūsų produktas pats paklausiausias nekilnojamas turtas. Šitoje vietoje ne visai tiesa. Pirmiausia, paklausiausias yra vanduo, mes jį perkam, po to maisto produktai ir nekilnojamas turtas. Ne tik, kad paklausiausias jisai, bet tai yra labai didelė problema visos žemės. Nes tik tais 10-15% žemės gyventojų iš visos masės gali, jeigu šiandien paėmė ir užsimanė turėti savo namus, gali paimti ir nusipirkti, nes jie turi pinigų. Visi kiti neturi pinigų. Vakar buvo labai įdomus pokalbis, aš klausiau moters, irgi buvo prezentacija per Messengerį, šiandien mūsų daugiau. Būtų įdomu, aišku, išgirsti atsakymus į šitą klausimą. Aš paklausiau, su jūsų atlyginimu, kurį šiandien dienai gaunat, per kiek laiko jūs paimtumėt ir galėtumėt susitaupyti savo būstą. Pasakė 50 metų. Ir aš galiu tai pasakyti, jeigu tai yra per 50 metų nesutaupyti. Todėl, kad mes gyvenam nuo algos iki algos. Ir dažnai dar lieka laiko galiukas iki algos, kaip pritrūksta pinigų. Žmonės dabar yra susodinti ant kreditų ir be pinigų sėdi. Kaip dabar žmonės gyvena? Daugiausia mes žinom, nuomoja, moka kažkam pinigus, tėvai su vaikais, vaikai su tėvais, arba ima būsto paskolą. Ilgiem metam jie įsipareigoja 20-30 metų. Nematau nieko čia labai gero, nesuprantu, kodėl žmonės džiaugiasi, kai jie gauna būsto paskolą, todėl kad mes puikiai visi žinom, kad tas būstas, kurį perkam, tie namai nėra mūsų namai, kol mes neišmokam bankui paskutinio cento, nes tai yra užstatyta bankui, mes turim hipoteką. Bet dar ne čia, suprantate, yra esmė. Ir tai jau, aišku, per tiek laiko, per 25 metus, nes yra tokia statistika, nesvarbu, kokiais pinigais mes paimsim paskolą, rubliais, doleriais, svarais ar eurais, 100 000. Per tiek metų mes atiduosim savo skolą bankui ir dar 2 kartus tiek. Dar tokius pačius 2 namus nupirksim. Bet tai ne čia dar yra svarbiausia. Žinot, svarbiausia yra tai, kad bankui visai nusišvilpt ant kiekvieno žmogaus. Jam vienodai šviečia. Žiūrėkit, pas mus karantinas nebuvo. Ir neaišku, dabar gal ir vėl bus, žmonės pajamos mažėja, žmonės paskolas pasiėmė, įsipareigoja tokiam laikui. Pabandyk tik tais nesumokėti keletą mėnesių iš eilės tų įmokų. Kas? Antstoliai, areštas, iš varžytinių parduoda. Ir girdim aplinkui, ir skaitom aplinkui, tų pavyzdžių yra pilna. Niekas ten nežiūri, ar tu koją nusilaužė, ar tu susirgai, ar tu numirėjai, ne visiems vienodai šviečia. Bankam ar ten kreditų unijom kokiom, jeigu numeriai tavo paskolą perkraus ant tavo vaikų, ant tavo sutuoktinio, jie turės atiduoti. Jeigu tu paėmei, susilaužai koją, jiem neįdomu, jiem nesvarbu priežastis, dėl ko pas tave sumažėjo tos pajamos. Neatiduodi ir vis sveikini su savo namais, kuriais tu galvoji, kad jie yra tavo. Momentiniai išmokėjimai, momentiniai pinigų išvedimai. Visi dalyviai turi vienodas uždarbio sąlygas. Ar yra alternatyva? Bet tokiem dalykam, kaip pavyzdžiui, būsto paskola, nuoma, tai yra mūsų būsto kaupimo programa. Šitoj vietoj ir pasakysiu, ką aš pamiršau. Yra tokia statistika. Pavyzdžiui, neverta
pagalvoti ir veikti, sprendimą ir veikti. Metai laiko. Aš sakau, ne metai, tegul būna 2, ne per 2 metus. Nuo čia iki va čia mes prieinam. Mes sukaupiam tą sumą finišinę ir dar per tą laiką užsidirbam labai gerus pinigus. Pačią kompaniją aš žinau virš 6 metų. Man reikėjo 5 metų, kad aš pagaliau ateičiau į New Millennium kompaniją. Žaidžiau, terliojausi su kitom tinklinio marketingo kompanijom. Na, kiekvienam savo laikas, vadinasi, aš buvau nesubrendus, nepribrendus, nedaugus ir nesuaugus šitai kompanijai. Ačiū Dievui, kad vieną kartą stuktelėjo man mintis, kas čia dabar yra. Jeigu, žinot, aš kai pirmą kartą išgirdau apie New Millennium kompaniją, šitų programų net nebuvo. Buvo tik šitos 3, tik šitose 3 žmonės dirbo. Tuomet išgirdau informaciją nuo šitos programos. Žinoma, kad aš reikiau, kad nesąmonė negali būti, internete negalime taip užsidirbti, bet paprastai tokių pinigų. Ir viskas. Ir paskui man laikas nuo laiko vis ateidavo informacija, vis kažkas tai pasiūlydavo, bet aš tiesiog atmesdavau ir nežiūrėdavau. Sakau, ačiū Dievui, kad stuktelėjo vieną dieną mintis ir pagalvojau, arba čia jie visi durne aplinkui, arba aš visai kažkokia tai. Jeigu šitiek metų aš gaunu informaciją apie kompaniją ir visi aplinkui sako, kad žmonės užsidirba, kad jie sukaupia, kad jie perka nekilnojamą turtą Šiaurės Kiprė, jie turi vilas, jie turi butus, o aš kaip papūga kartoju pastoviai tą patį, kad čia yra nesąmonė. Ir pradėjau domėti. Pačioj kompanijoje aš dar tik tais metai ir 4 mėnesiai. Be galo džiaugiuosi ir džiaugiuosi savo rezultatais. Aš nei vienoj kompanijoje per 14 metų nepasiekiau tiek, kiek aš čia pasiekiau. Ir žinau puikiai, kad bet kas, kuris ateina ir dirba, tikrai ir pasiekia, ir pasiekia. Tuomet žiūrėkit, jeigu viskas, pabaigiam, gerai? Ką aš pabaigai norėjau pasakyti visiems? Čia jau svečiam, daugiau į svečius aš kreipiuosi. Žiūrėkit, nenumeskit šitos va taip vat galimybės. Žinot, pas mus gyvenime nieko nebūna šiaip savo atsitiktinai. Jūs ir šiandien čia atėjo dėl ko? Jūs ieškojate informacijos ir šitą informaciją būtent pas jūs ir pasibeldė, todėl kad jum galvoj sukosi ir ieškojot būdų kažkokių tai, kažkam tai, ne? Susirašykit visus klausimus, užsirašykit, pasižymėkit neaiškias vietas, kuriuos, sakykime, jums buvot, kad išgirdot. Šiandien susisiekit su to žmogum, kas jūs pakvietė ir jis jokios problemos. 3-2 kalbamės, atsakysiu aš į klausimus, pasišnekėsim. Tik vieną dalyką žinau, kad internete nėra kitos galimybės tokios. Patikrinau. Daug minuso turėjau. Dirbau su kriptovaliuta, dirbau su Forexu, lindau ir ten, ir su hypais dirbau, ir su investiciniais projektais nesąmonėm irgi dirbau. Labai visiems ačiū, kad čia atėjot. Linkiu visiems sveikatos, sėkmės ir tuomet aš nesakau viso gero, aš sakau iki kito karto.